Labadiena. Šiandien kalbėsime apie vartotojų sąsajas, kurios yra vadinamos trimatės. Tikriausiai šitas žodis jau nieko nestebina. Objektai, kuriuos mes matome realybėje aplink mus, kompiuteris, telefonas ar bet kuris kitas daiktas, kurį jūs matote, realiai turi 3 dimensijas. Tai yra ilgį, plotį ir aukštį. Tačiau realybės perkelimas į kompiuterį užtruko. Ir atsiradus kompiuteriniams žaidimams padidėjo reikiamybė tam, kad kompiuteryje esantis objektai, tarkim, namai ar tam tikri personažai atrodytų kuo tikroviškiau, tam, kad vartotojas įsijaustų. Be to, kompiuterinio projektavimo sistemos, kurios dabar yra ypač populiarios, taip pat reikalavo trimačių sprendimų. Ką tai reiškia? Anksčiau būdavo brėžiniai piešiami pieštuku ant popieriaus, tai būdavo dvimatis vaizdas. Tačiau nebuvo aišku, kaip tas namas atrodys tam tikrame kontekste. Nebuvo galima apžiūrėti jo iš visų pusių. Neturėjome galimybės, kitaip tariant, sukurti trimačio modelio. Tobulėjant technologijoms ir atsirandant grafinio projektavimo programoms, tokioms kaip AutoCAD, 3D Max, Maya ir panašioms, atsirado galimybė kurti trimačius modelius, kai jūs imituojate realaus objekto sukūrimą kompiuteryje, galite jam pritaikyti net ir apšvietimo taisyklės, tam tikras tekstūras, atspindžių savybės, medžiagos tekstūros savybės. Ir tokiu atveju žinoti, kaip, tarkim, namas atrodys iš visų pusių, tiesiog jį sukioti virtualiai kompiuteryje, kaip jis atrodys ryte, kaip jis atrodys vakare, kaip kris atspindžiai, kokias netgi baldų medžiagas naudoti, kad išgautumėte norimą efektą. Arba kiek šviesų nupirkti bute, kad vėlgi gautumėte norimą efektą. Taigi, trimatė grafika yra svarbu tiek inžinerijoje, tiek paprastose programuose, tiek ir kompiuteriniuose žaidimuose. Kompiuteriniuose žaidimuose galimybė įsivaizduoti, kad pats dalyvauja žaidime, yra labai svarbi. Ypač tada, kai atsirado pirmos asmens šaudyklės, kurios tarsi imituoja, jog žmogus laiko ginklą ir eina ir mato trimatį vaizdą ir šaudo, prireikė trimatės grafikos sprendimų. Iš pradžių jie nebuvo tikri trimatės grafikos sprendimai, tačiau šiais laikais kompiuteriniai žaidimai, jeigu tai yra dideli kompiuteriniai žaidimai, kuriems reikia trimačių sprendimų, jie ir užima labai daug vietos, pirmiausia, bet yra labai tikroviški. Trimačiai objektai, norint suprojektuoti trimatį objektą, tam reikia specialios programinės įrangos. Ir kiekvienas objektas erdvėje turėtų būti vienas šalia kito derinamas. Turėtų būti išlaikytas netgi jų mastelio aukštis. Noriu pabrėžti, kad kuriant trimačius vaizdus yra naudojama ir dvimatė grafika. Tai yra naudojami tam tikri deriniai. Tarkim, norint uždėti jog namas atrodytų iš plytų, galima kurti taip, jog sukuriate daug trimačių plytų, jas vieną ant kitos uždedate ir nuspalvinate tam tikrą spalvą. Bet ar tai būtų racionaliausias sprendimas? Tikriausiai ne. Galite daryti paprasčiau. Padaryti vieną trimatį kubą, kuris atspindi namą, ir ant jo uždėti paveiksliuką, kuriame yra nufotografuotos plytos. Dvimatį rastrinį paveiksliuką. Tokiu atveju staupytumėte resursų, failas užimtų mažiau vietos, o jūs matytumėte galbūt net ir natūralesnį vaizdą. Taigi, dvimatė grafika yra integruojama į trimatę grafiką. Trimatės grafikos kūrimo procesas gali būti nuosekliai suskirstas į 3 pagrindinius etapus. Visų pirma, jums yra būtina, norint sukurti bet kurią, tarkim, žaidimo sceną, pirmiausia, jums būtina sukurti tos scenos objektus.
Tai pirma fazė yra trimatis modeliavimas, kuris apibūdina objekto formavimo procesą. Antras dalykas yra tuos objektus išdėlioti erdvėje. Ne plokštumoje, o erdvėje. Ir nustatyti objektų poziciją, įskaitant ir Z aibę, tai yra kuris objektas yra arčiau, kuris toliau. Tai reiškia, kad einant į trečią etapą, kuris apibūdina trimatį vaizdavimą, ar tai bus perspektyvinis vaizdas, ar tai bus horizontalus vaizdas, toliau esantis objektai turi atrodyti mažesni negu arčiau esantis. Ir tas efektas turi būti išgaunamas automatiškai. Dailininkai tai moka daryti ranka. Tačiau bet kuris paprastas žmogus tai gali išgauti kompiuterinėmis priemonėmis. Naudojant tam tikras šviesos savybės, tam tikras tekstūrų savybės. Tačiau, ar visada būtina kurti trimatį žaidimą? Puikiai žinome pavyzdžių, jog žmonėms labai patinka ir dvimačiai žaidimai. Viskas priklauso nuo to, kiek jūs turite laiko. Tarkim, paprastas žaidimukas, kuriame reikia surasti 3 vienodas detalės, o turite pakankamai mažai resursų turinti kompiuterį, tokiam kompiuteriui labiausiai tiktų dvimatis žaidimas, kurį jūs matote tiesiog iš viršaus, dėliojate kaladėles su pelyte, taip kaip jums yra įprasta. Toks pat principas yra naudojamas telefono, lietimų jautriame telefono ekrane. Jeigu norite įsijausti į žaidimą ir pajusti tą efektą, kai laikas tarsi pranyksta, labai dažnai yra naudojami trimačiai žaidimai. Vienas iš dvimačių žaidimų pavyzdžių, kuris padeda įsijausti, buvo pirmosios Heroes versijos, jeigu tokias prisimenate. Taigi, kalbant apie trimačius žaidimus, jų kūrimui reikia tikrai labai daug laiko, tačiau ir jiem galioja tos pačios taisyklės, kurias naudojam vartotojo sąsajų kūrimui. Prieš baigiant kalbą apie trimatės grafikos vartojimą vartotojo sąsajai, norėčiau priminti, kad pirmieji tarsi trimatę grafiką imituojantys žaidimai buvo izometriniai. Ką tai reiškia? Jeigu inžinierius nori parodyti namą, nori nupiešti namą, kad vartotojui jisai atrodytų kaip trimatis, jisai tiesiog piešdavo jį kampu. Naudodamas tam tikras linijas, pakreiptas, piešdavo jį kampu. Ta metodika buvo perėmę ir pirmieji žaidimų kūrėjai, kai realiai dvimatėmis linijomis būdavo imituojami trimačiai vaizdai. Jie iš tikrųjų nebuvo trimačiai modeliai, bet buvo imituojami trimačiai vaizdai. Toks vaizdas vadinosi izometriniu vaizdu ir tokie žaidimai kaip Sega pirmieji žaidimai visai puikiai atlikdavo tarsi ir trimačio ir dvimačio vaizdo sujungimo funkcijas. Didieji izometrinių žaidimų laikai buvo nuo 1997 metų. Nors viskas atrodė tarsi trimatis, iš tikrųjų viskas buvo dvimatis. Taigi, kada naudoti dvimatį vaizdą, kada naudoti trimatį vaizdą, viskas priklauso nuo jūsų pasirinkimo ir nuo jūsų aplikacijos tipo ir be abejo nuo to, kokį įspūdį norite sukurti ir ko reikia vartotojui. Tai norėčiau užduoti namų darbų užduotį, kuris skamba taip. Parašykite 2 pavyzdžius dvimačio žaidimo, kuris dabar egzistuoja. Parašykite 2 pavyzdžius trimačio žaidimo, kuris dabar egzistuoja. Ir parašykite 2 pavyzdžius izometrinio žaidimo. Galbūt dabar jie jau nebeegzistuoja, bet egzistavo. Tai tiek šiam kartui ir sėkmės, jungiant dvimačių ir trimačių žaidimų, aplikacijų, vartotojų sąsajų kūrimo žinias.